Sveiki visi, šiandien randamės Baltoj Vokėj ir čia yra įsikūrusi viena iš mūsų dronų lenktynių trasų. Ir šiandien pasimsim jūs kartu į tokį mūsų, galima sakyti, dronų varžybų sezono atidarimą. Tai didesnių dronų, tai su kuriais skraidom lauke. Tai šiandien parodysim jums, kaip vyksta varžybos, kaip pilotai ruošiasi, žodžiu, visi reikalai, kurie čia verda, galėsit pamatyti iš arčiau. Tai ką, važiuojam į video. Kalbinam Robertą. Robertas yra vienas iš šiandienos varžybų organizatorių ir šiandien mums trumpai pristatys, kas per formatas ir kaip veikia šiandien šitos varžybos, kaip jas laimėti. Varžybų formatas vadinasi Kalno karalius ir jo metu kiekvienas dalyvis gauna po 1000 taškų. Iš viso skrendama raunde arba heate 4 dalyviai ir pirmas atskridęs gauna 50 taškų, antras gauna 20 taškų, trečias minus 20 ir ketvirtas minus 50. Tai taip, kiekvieno heato metu tu renki taškus arba negatyvę pusę arba pliusinę pusę ir po to sumuojasi. Tai kas daugiausiai laimi, tas daugiausiai taškų ir surenka. Ir taip susidaro tas Kalno karaliaus titulas. Dar toks trumpas klausimas, kaip manai, kas šiandien laimės? Reikėtų pažiūrėti, kokia dabar rezultatų lentelė, nestebėjau, bet spėjau, Faustas pirmauja, gan stabiliai skrenda, šaunuolis, antras, nežinau, Lukui šiaip būčiau davęs titulą, bet jisai dar kartą tik tai yra suskridęs pilnai, tai nelabai sėkmingai, o kas dar galėtų būti, nežinau. Tai žodžiu, viena šiandien iš pasiruošimo dalių yra padaryti mūsų prizininkam apdovanojimus. Tai kaip minėjau anksčiau, kadangi varžybų formatas yra King of the Hill, tai dabar jam gaminame specialias karūnas. Čia bus tokia vietoj medalių specialių ir taurių atstojantis dalykas. Tai žodžiu, jos yra spausdintos 3D spausdintuvu. Gerai įsidėjau. Yra spausdintas 3D spausdintuvu ir yra baltos spalvos, nes auksinės, neturėjom. Labai tokia specifinė spalva, tai tiesiog nusprendėm nudažyti. Tai žodžiu, gerai, viskas veikia. Tai tikimės, kad galutinis rezultatas atrodys neblogai. Tai dabar esam tokiuose užkulsiuose, kur matome, žodžiu, šiek tiek varžybai reikalingos įrangos. Tai girdim dabar suskambėjo timeris, kuris paskelbė varžybų pradžią. Ir turim sistemą, vaizdo imtuvus, kurie fiksuoja kiekvieno piloto vaizdą gyvai. Tai operatorius gali šalčiau parodyti. Tai taip galim sekti kiekvieno piloto skrydžio trajektoriją, žiūrėti, ar jie nedaro klaidų. Ir tiesiog transliuoti viešai, rodyti rezultatus ir taip toliau. Tai dabar esam kitoj stalo pusėje, kur irgi vyksta varžybų organizavimas. Ir konkrečiai čia stovi, žodžiu, kompiuteris, kuris matuoja kiekvieno dalyvio skrydžio laikus. Tai mes vadinam timeriu. Šiaip timeris tai tokia dėžutė, kur jau stovi trasoj. Ir tiesiog kai pilotas praskrenda pro vartus, prie kurių pastatytas tas timeris užfiksuoja, kad praskrenda tam tikras pilotas ir taip yra fiksuojami laikai. Ir čia mes ekrane, žodžiu, matom šiandienos rezultatus. Ir yra užfiksuoti tiek greičiausi 3 suskristi pilotų laikai, tiek greičiausi ratai. Ir matom bendrą reitingą. Tai kol kas Faustas yra pirmoje vietoje. Algirdas antroji, tai žiūrėsim, kaip galtiniai įskaitai bus. Bet jo, taip veikia visa sistema, kuri matuoja, žodžiu, pilotų laikus. Tai čia matome vieną iš įdomesnių Fausto skrydžių. Deja atsitinka taip, jog jis atsitrenkia į vėliavą ir nukrenta. Bet tai ne visą laiką būna problema, nes mūsų FPV dronai turi tokias specialias funkcijas, jog jie gali atsiversti. Aišku, jeigu varikliai nėra įsivėlę į žolę ar kažkur užstrigę. Tai Faustui pavyksta atsiversti. Tačiau dabar jisai jau gerokai atsilieka nuo savo varžovų ir ypatingai tokiose situacijose labai padidėja įtampa, tai jeigu lenktynininkas nesusitvarko su nervais, neišlaiko šaltų nervų, tai gali ir toliau pradėti klysti ir jau nieko gero nebus. Bet Faustas priešingai, kuo puikiausiai susitvarko ir išlaiko gerą skrydžio trajektoriją, tiesias linijas ir ypatingai gale matome, jog ties kubu, vien dėl to, kad pasirinko atitinkamą trajektoriją, Faustas sugeba aplenkti savo varžovus ir iškovoja pergalę šiame raunde, galima pasakyti, šiame etape. Ir ko pasekoje gauna 50 taškų į savo sąskaitą. Dabar esam starto zonoje, kaip matom, yra 4 launchpadai arba lietuviškai, nežinau, platformos pakilimo. Dronai nuo jų startuoja tiesiai į vartus, starto vartai yra. Dar įdomus dalykas, ką būtina pastebėti, tai yra platformos padengtas guma, kad dronai galėtų startuoti kampu, tai yra galiniai propeleriai pakiltų ir tada būtų tiesiog greitesnis startas ir greičiau dronas išskristų.
Tai labai dažnas atvejis varžybose nutinka, jog būna tam tikri krešai, susidūrimai, nukritimai ir dronai sugenda, kažkas sulūžta. Tai vat, matom, kažkas dalyviui, pristatykite, kuo jis vardu. Deividas. Tai va, Deividai, kažkas atsitiko ir kas nutiko tavo dronui? Nutrūko kameros laidas. Aha, bet žodžiu ne bėda, nes tikriausiai viską galima susitvarkyti. Tikrai taip. Tai va, tai nutrūko laidas, tai tiesiog išsiardys droną, matom, turi visus įrankius, paims, prisiltuos ir skris toliau. Tai va, tuo faini mūsų tie FPV dronai, kad viską pasidarom, sukonstruojam patys ir galim ir susitvarkyti patys ir tą atlikti ne tik namuose, bet va ir pievoj tiesiog ant stalo su specialiais įrankiais. Esam FPV dronų trasoj, matom, yra labai daug visokių elementų. Lenktynių principas yra tiesiog praskrist porą ratų, dažniausiai būna 3 ratai, turim visokių elementų. Pavyzdžiui, čia turim paprastus vartus, dešiniau turim kopečias arba angliškai vadinam laderiu, tada ten gale turim kubą, į kurį reikia nerti iš viršaus, tai vat vėliavų labai daug. Tai esmė yra praskrist kuo greičiau, nedarant klaidų ir atskrist pirmam. Tai varžybos pasibaigė, sezoną atidarėm su pergalė, užtikrinta pergalė. Tikiuosi, kad šis video jums patiko. Ateityje pasitengsim parodyti daugiau iš varžybų kontento ir noriu jums padėkoti, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų. Like, share, subscribe.